Sveiki įsijungę, aš Aurelijus Bezekavičius ir čia aktualijų laida Alfa taškas. Šį kartą laidoje pasikalbėsime apie gynybą, arba tiksliau apie pinigus gynybai, gynybos finansavimą, gynybos išlaidas ir didėjantis Europos, įskaitant ir Lietuvą, pasiryžimas gintis nuo galimos Rusijos agresijos. Aišku, atsispindi ir didėjančiose gynybos išlaidose. Galime prisiminti, kad Lietuva yra patvirtinusi rekordinį gynybos biudžetą. Taip pat galime prisiminti, kad Lietuvoje vykdomi arba bus vykdomi ambicingi su gynyba susiję projektai, kariniai projektai. Tai ir Rūdninkų karinis miestelis, taip pat dabar aišku dar nėra patvirtintos 100% naujo poligono statybos, bet anksčiau ar vėliau tas turėtų būti padaryta. Taip pat prisimename ir Rheinmetall atėjimą į Lietuvą. Taip pat ne kartą Alfa taško laidose mes kalbėjome apskritai apie Lietuvos gynybos industriją, apie mūsų startuolius, apie jų sugebėjimus ir apskritai apie tai, kad gynybos pramonė šiuo metu yra atsigaunanti, jeigu taip galima sakyti. Dabar yra tas metas, kai gynybos pramonė iš tiesų yra reikalinga, jos veikimas yra reikalingas ir tas turbūt pastarųjų metų aktualijose atsispindi. Tai mes šiandieną pasikalbėsime apie tai, apskritai tos augančios gynybos išlaidos, augančios investicijos, finansiniai resursai, ką tai reiškia mūsų valstybės ekonomikai ir ką galbūt reiškia mūsų valstybės visuomeniai. Tai Artėja banko grupės vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė šiandieną prisijungė prie mūsų. Sveiki. Labą dieną. Tai pradėkime gal nuo tokių bendrų, ar ne, dalykų, tos ateinančios investicijos į Lietuvą, augančios išlaidos gynybai, rekordinis gynybos biudžetas. Bendraja prasme kalbant, ką tai reiškia mūsų šalies ekonomikai? Taip, tai matyt reikėtų pastebėti, kad tai yra įvairiapusis ir ne vieną aspektą nusakantis veiksmas, nes visų pirma, tai yra labai svarbus pareiškimas mūsų partneriams, išorės investuotojams, taip pat vietoje Lietuvoje gyvenantiems gyventojams ir veikiantiems verslams, kad Lietuva įsipareigoja dėti tikrai reikšmingas, didžiulės ir vienas ambicingiausių tarp NATO narių pastangas užtikrinti saugumą ir pasirengti reikiamus gynybos pajėgumus ateinančioms perspektyvoms, nes akivaizdu, kad geoekonominė situacija, geopolitinė situacija išlieka įtempta. Matome, kad keičiasi ir pačioje NATO santykių pusiausvyra. Jeigu iki šiol galėjome drąsiai kliautis Jungtinių Amerikos valstijų gynybos skėčių, tai dabar klausimų dėl to kyla ir atitinkamai tai yra labai svarbu, kad į tos pokyčius reaguotų šiapus Atlanto esančios NATO narės, ES narės ir drauge, aišku, tame tarpe ir mes. Tai tas saugumo momentas, jis yra be galo reikšmingas, nes ne vien tik tai to tokio pirminio, sakykime, saugumo suvokimo prasme, bet atitinkamai tas saugumas yra pamatinis savotiškos Maslau piramidės laiptelis kiekvienam namūkiui, kiekvienam verslui, kuris veikia tiek Europoje, tiek Lietuvoje, nes tik suvokiant, kad šalis yra pasiryžusi apsiginti, šalis yra investuojanti į atgrasymą, tad tik tokiom aplinkybėm verslai taipogi vertins savo tolesnę raidą čia, atitinkamai galės drąsiai ir užtikrintai planuotis investicijas, plėtros planus dėliotis ir strategijas, nes tas saugumo suvokimas ir lūkesčiai jam šiuo metu yra itin svarbus. Taip pat, aišku, ir labai svarbu, kokią žinutę siunčiame užsienio investuotojams, nes
Lietuva yra auganti ekonomika, mes taip pat esame besitransformuojanti ekonomika, turime pakeisti savo ekonominę struktūrą į aukštesnę pridėtinę vertę ir atitinkamai ateinantys užsienio investuotojai tą mums padeda padaryti, nes tai, kad jie ateina, tai, kad jie investuoja čia į Lietuvą, tai telkia produktyvumo potencialą čia pas mus, tai leidžia atrasti galimybių būtent našumo augimui ir pasipriešinti, sakykime, darbo kaštų spaudimui ir konkurencingumo praradimams. Tai vienareikšmiškai žinoma ta žinutė, kad Lietuva bus saugi šalis, kad mes investuojame daug ir ambicingai šitam pažadui įgyvendinti, šiai dienai yra be galo svarbu. Žinoma, labai svarbu įsivertinti ir tas tiesioginės paskatas, ekonominės paskatas, nes natūralu, kad šitiek lėšų atriekiant gynybai mes tikimės ir ekonominių efektų, kurie gali pasiekti mūsų šalį per kelis kanalus. Viena vertus, tai reikia stengtis, kad kuo daugiau tų lėšų būtų ir liktų čia Lietuvoje. Tam yra labai svarbu plėsti ir skatinti, auginti gynybos pramonę, komponentų pramonę, kuri galėtų aptarnauti ir bendradarbiauti su kitose šalyse esančiomis pramonės įmonėmis susijomis būtent su gynyba. Ir atitinkamai tokiu būdu sulaukti tų lėšų, kurias skiria gynybai tiek Lietuva, tiek kitos valstybės. Ir iš tikrųjų čia Lietuvos startinės pozicijos yra visai neblogos, nes turime stiprią apdirbamąją pramonę, inžinerinę pramonę pas mus turi tikrai solidžius pamatus ir atitinkamai tų tokių galimybių ir ateityje potencialo plėtrai tikrai matyti yra. Bet reikia pripažinti, kad visa Europa, ne vien tik tai Lietuva, ilgą laiką gynybos pramonės taip plačiai ir ambicingai nevystė, kaip galėjo, nes kliovėmės Jungtinių Amerikos valstijų gamybos pajėgumais ir atitinkamai nemažai lėšų keliavo būtent anapus Atlanto įsigijant ginklus ir panašiai. Tai šiuo atveju Europa keičiasi, Europa investuoja būtent į tų pajėgumų didėjimą ir iš tikrųjų jau ir rezultatai matosi, kad dvejopos paskirties pramonės produkcijos apimtis ar su gynyba susijusios pramonės produkcijos apimtis Europoje tikrai auga, tas augimas spartėja, bet žinoma, palyginamoji bazė yra kol kas nedidelė ir kad ta mūsų regiono pramonė įgautų didelį mastą, tai matyt tikrai reikės laiko. O tai gerai, bet mes suprantame tą saugumo momentą, ar ne, kad tai turbūt ir yra svarbiausia, kai mes kalbame apie tuos pinigus gynybai, mūsų valstybės ateitį, mūsų visuomenės ateitį, bet jeigu pasižiūrėti truputėlį iš tos pragmatinės, galbūt labiau finansinės pusės, tai didėjantis pinigai gynybai, ką jie reiškia visuomenės geroviai? Ar čia pas mus atsiras daugiau darbo vietų, ar bus konkurencingesni atlyginimai, ką iš to išloš, jeigu taip galima sakyti, visuomenė? Taip, tai, matyt, pirmiausia, tai žinoma, tai susiveda, kaip jau minėjau, į tą bendrą saugumo supratimą ir į verslo sąlygas, be kurių jokia ekonominė veikla nebūtų sėkminga. Tai reiškia, kad nei to konkurencingumo, nei tų aukštesnių atlyginimų, nei tų darbo vietų, nei tų gausesnių užsienio investicijų nebūtų, jeigu mes nieko nedarytume, nes jau turint omenyje mūsų geografinę poziciją, mūsų geopolitinės aplinkybės ir kaiminystę, mes privalome rodyti gerokai ambicingesnės savo pastangas siekiant tą saugumo faktorių užtikrinti ir atitinkamai dėl to stengtis.
Tai tas toks nors ir netiesioginis, bet mūsų šių pastangų, fiskalinių pastangų poveikis jis yra be galo svarbus ir tiesioginiai mūsų ekonominiai gerovai. Jeigu kalbėtume apie tuos tiesioginius poveikius, tai matyt reikėtų pastebėti, kad tiek poligonų statyba, tiek karinių miestelių statyba yra statyba. Ir iš tikrųjų tai yra svarbus Lietuvai sektorius, kuris irgi gauna užsakymus, darbina žmonės, kuria pridėtinę vertę ir ta pinigų, kuriuos mes išleidžiame gynybai, dalis nukeliauja pakankamai sėkminga pridėtinės vertės kelionė mūsų šalyje. Ir tai yra savotiška, aišku, nauda tiek mums tiesiogiai, tiek bendrajam vidaus produktui. Žinoma, visada sąnaudos turi ir alternatyvinės pusės, bet aš kaip minėjau, šiuo atveju mes nelabai turime galimybių matyti rinktis, svarstyti ir panašiai. Tiesiog reikėtų dabar pasirūpinti, kad kuo taikliau, kuo efektyviau ir kuo sėkmingiau mes sugebėtume suvaldyti šias gynybos poreikiams paskirtas lėšas. O gerai, jeigu kalbant apie investicijas arba ambicingus projektus, ar ne, tai gal iš pradžių, pavyzdžiui, apie investicijas. Mes čia kaip valstybė labai džiaugiamės atėjimu Rheinmetallio, ar ne, buvo daug kalbų ir vis dar yra tų kalbų apie kitas tarptautinės įmonės, kurios yra susidomėjusios atėjimu į Lietuvą. Čia buvo kalbėta, kad bent su 14 įmonių yra kalbamasi, aišku, niekas negali, kol nėra jau užtvirtinta, atskleisti tų įmonių pavadinimų, bet tuo pačiu ir Alfa taške nekartą esame laidoje kalbėję apie tai, kad tam tikros problemos, hibridinės atakos prieš Lietuvą mažina Vilniaus pasiekiamumą, blogina Lietuvos įvaizdį prieš investuotojus. Tai šitoje vietoje, ką mes kaip valstybė galime padaryti, kad tų gynybos investicijų į šalį pritrauktume daugiau, kad mes būtume dar labiau patrauklesni. Nes vienu metu atrodė, kad mes labai patrauklus, bet dabar ko gero galima kelti klausimą, ar vis dar tokie patrauklus, kaip buvome, nežinau, prieš pusę metų ar metus. Matyt, visos centrinės rytų Europos valstybės pastaraisiais metais išgyveno tam tikrą vangesnį investicijų dėmesį negu buvo anksčiau, nes labai objektyvu. Tam buvo ne vien tik tai, sakykime, tos geopolitinės aplinkos rizikos metamos reputacinės tam tikros problemos ar kažkokie būtent su tuo susiję iššūkiai. Tam įtakos turėjo ir aukštesnių palūkanų normų aplinka, kuri apskritai investuotojams nėra palanki aplinka, sakykime, daryti reikšmingesnius strateginius posūkius ar sprendimus, tad tų tokių aplinkybių būta. Ir dabar, matyt, reikia suprasti, kad mes privalome daryti tuos dalykus, kuriuos galime padaryti, stengiantis investuotojams įrodyti, kad čia yra saugu dirbti, kad čia yra palanki verslo aplinka, kad čia yra tinkamos sąlygos, tinkami talentai ir tas investicijas kryptingai stengtis pritraukti. Nes, kiekvieno tokio giganto, kurį, sakykime, jau pavyko pritraukti atėjimas, jis yra labai svarbus mūsų ekonomikai. Tai, kad ateina gigantiška gamykla, jinai čia samdo darbuotojus, jinai čia kuria pridėtinę vertę ir jinai savo vertės nemažą dalį galbūt eksportuoja ir tuo atitinkamai didina pajamų įplaukų srautą į mūsų ekonomiką. Tai yra tikrai reikšmingas dalykas, jau nekalbant apie tai, kad paprastai ateinantis dideli vardai, jie atkreipia kitų investuotojų dėmesį, nuvilnija kaip sėkmės istorija ir atitinkamai prisideda prie šalies žinomumo didėjimo. Tai darbas čia matyti tikrai nesibaigia ir nepaisant to, kad buvo kuklesnių rezultatų epizodas, reikia tikėtis, kad Lietuva sugebės išlaikyti tą įdomumą ir populiarumą tose kryptise, kuriuose strategiškai mums yra vertinga. Kalbant apie mūsų konkurencingumo aspektus, tai iš tikrųjų kėlė nemažą nerimą tai, kad Lietuvoje labai stipriai kilo darbo kaštai, tuo tarpu produktyvumo didėjimas buvo pakankamai sulėtėjęs.
Tai pernai metai išsiskyrė tuo, kad kilo ne vien tik tai darbo kaštai, bet palaipsniui atsitiesė ir produktyvumo kreivės. Tai iš tikrųjų yra tinkamas signalas, parodantis, kad ekonomikoje vyksta investicijos į produktyvumą, kad pridėtinės vertės kūrimas darosi efektyvesnis ir taupiau naudoja darbinius išteklius, investuoja įmonės ir tai prisideda prie mūsų ekonomikos konkurencingumo. Tie ambicingi projektai, kuriuos aš ir pradžioje paminėjau, ar tai būtų karinis miestelis, ar tai būtų naujasis poligonas, aišku, mes čia nenorime dėlioti tokių scenarijų, kad, pavyzdžiui, nepavyksta juos įgyvendinti, ypač ten kalbant apie Rūdninkų karinį miestelį, ar ne, bet tai yra didžiuliai projektai, daug kainuojantis. Ir visą laiką yra turbūt tikimybė, kad kažkas kažkur pakryps ne tą linkme, kur norima, galbūt kažkas nepasiseks ir panašiai. Kokią žalą tai turėtų, nes vis tiek turbūt reikia galvoti ir apie tai, nors ir nesinori. Aš manau, kad mes negalime taip iš šono stebėdami kažkaip imtis vertinti. Aš manau, kuomet vykdomi tokio masto projektai, tai tas projektų valdymas yra vykdomas labai atsakingai ir yra apsvarstomi alternatyvūs scenarijai, planai B, kurie padėtų suvaldyti tam tikras rizikas ar joms užbėgti už akių. Todėl matyt, jeigu jau projektas yra pradedamas, jisai yra vykdomas ir čia matyt nėra klausimo, ar jis įvyks ar neįvyks. Jisai gali būti, nebent šiek tiek pasislinkti laike ar panašiai. Tai tiesiog, čia matyt prie to yra ir turėtų būti labai atidžiai dirbama specialistų ir turėtų būti stengiamasi, žinant, kokio tai yra svarbos ir masto projektai. Bet mačiau, kai kurie ekspertai, ekonomistai vertino ir tą neigiamą pusę, pavyzdžiui, per tokius projektus, ar ne, kad jie gali atnešti ir tam tikros žalos, jeigu taip galima pavadinti, Lietuvos ekonomikai, ten, sakykime, infliacija ar ne, ar kainų kilimas. Tai šitoje vietoje, kur čia gali būti ta neigiama pusė? Taip, tai matyt, tai būtų galbūt labiau ne žala, o šalutinis poveikis, kuris atsiremtų į statybinių pajėgumų ribotumą Lietuvoje, nes vis tik tie projektai pareikalautų matyt nemažai išteklių, būtent statybų kompanijų pajėgumų, darbo jėgos ir panašiai. Ir tai sutaptų su šiuo metu vykstančiu cikliniu atsigavimu nekilnojamo turto rinkoje. Matome, kad atsigavusi yra būsto rinka pakankamai aktyviai, taip pat ir būtent negyvenamojo nekilnojamo turto rinka juda aukštesniu tempu. Stebimi yra ne vien tik tai su gynyba susiję valstybės projektai, yra daug inžinerinių statinių statybos projektų, taip pat junglumo projektų, kurie toliau tęsiami. Tai iš tikrųjų, matyt, rizikos yra susijusios su tuo, kad ribotų pajėgumų akivaizdoje ta paklausa yra tikrai padidėjusi. Ir šiuo atveju, jeigu susidarys tam tikri neatitikimai reikšmingesni, tai gali taip padidinti statybos paslaugų kainas ir ta tokia jau statybos paslaugų, matyt, infliacija yra turima omenyje, kad jinai susiduria su panašia galima rizika. Tai šiuo atveju, matyt, reikėtų irgi atsižvelgti į tai planavime, taip pat matyt irgi valdant projektą susiplanuoti atitinkamai ir kainos klausimus ir aišku, žinoma, labai yra dar ir tokių sunkiai prognozuojamų dalykų kaip išorinė aplinka, kaip žaliavų kainų tendencijos. Ir sakykime, ta išorinė paklausa statybos darbams, nes nemaža dalis mūsų statybos kompanijų ne vien tik tai veikia šalyje, bet ir savo paslaugas eksportuoja. Tai taip, šitas epizodas, šitas vidutinio laikotarpio periodas, jisai išties yra netipinis ir pakankamai sudėtingas.
Pabaigai galbūt tada apskritai, žvelgiant į visą geopolitinę situaciją ir kalbant apie tai, kokią dalį gynybos pramonė, gynybos sektorius užima visoje mūsų valstybės ekonomikoje, mes į tą gynybos pramonės ir gynybos srities reikšmę turime žiūrėti kaip į ilgalaikę perspektyvą, ar kad, čia kažkiek tai laiko, kol, nežinau, ten sumažės Rusijos imperialistiniai siekiai. Kiek tai yra ilgalaikė perspektyva, kad gynyba, saugumas vis dėlto bus svarbi mūsų gyvenimų, mūsų ekonomikos dalis? Matyt, pirmiausia, turėsime padaryti tą tokią, sutverti tą tokį atgrasimo ir gynybos pamatą ir sukurti pajėgumus, kurie pasiektų reikiamą lygį. Tai tam reikia netipinių, tokių vienkartinių, masyvių investicijų, kurios yra ir suplanuotos ateinančių 5 metų laikotarpiui. O vėliau, matyt, išliks poreikis tam lygiui palaikyti ir aptarnauti, bet jau nebereikės tų tokių pamatinių, sakykime, didelių investicijų. Tai čia reikia tiesiog atlikti dabar tuos ir patirti tuos kaštus, kurių mes, sakykime, nepatyrėme per ilgą laikotarpį, atsigręžus atgal, kuomet savo gynybos poreikiam skiriam iki 2% nuo BVP, kai tuo tarpu kitos valstybės tą darė gerokai ambicingiau. Tai čia yra ne vien tik tai mūsų Lietuvos, bet čia yra visos Europos Sąjungos susikurta didžiulė problema, kuri tiesiog atsirado dėl iki šiol nevykdytų tam tikrų įsipareigojimų NATO partneriams ir tam tikro aplaidumo bei tikėjimosi, kad ir be mūsų regiono vidinių pastangų šitas klausimas kažkaip bus padengtas. Tai šiai dienai matome, kad negalime būti visų 100% garantuoti tuo ir privalome ir patys kaip regionas gerokai daugiau dėti pastangų ir gerokai daugiau kreipti dėmesio į šitą klausimą, bet kaip jau minėjau, tai ne vien tik tai išlaidų, bet ir labai didelių galimybių etapas ir ypatingai žvelgiant į Vokietijos, į Prancūzijos struktūrinės problemas, tai šitie reikšmingi pinigai, kurie yra nukreipiami gynybos atgrasimo, pajėgumų didinimo, logistikos klausimų ir atitinkamai su gynyba susijusių sprendimų kryptimi, tai atveria galimybės ekonomikoms persikrauti ir atrasti galimybių vėl užkurti spartesnį ekonomikos augimą. Ačiū Jums, tiek kol kas mūsų laidoje. Indrė Genytė-Pikčienė, Artėja banko grupės vyriausioji ekonomistė. Dėkoju Jums, kad prisijungėte. Ačiū ir visiems Alfa taško žiūrovams. Kol kas tiek apie mūsų saugumą, apie gynybos pramonę, investicijas į gynybą ir ką tai reiškia mums visiems. Kol kas tiek, pasimatome kitose Alfa taško laidose. Iki.